Treneris pergalė, kiek džiugu dėl tokio solidaus komandos žaidimo, galbūt net ir visas 40 minučių beveik. Jo, sutikčiau su tuo, tikrai akcentavom labai Eimantą Stankevičių, Karterį, kurie nežaidė pirmose rungtynėse su mumis ir kurie lėmė pergalę prieš Uteną praeitose rungtynėse, tai gerai susitvarkėm su jais, labai teisingų mentalitetų ėmė rungtynės ir požiūris labai geras buvo tiek starto penketo žaidėjų, tiek visų, kurie kilo nuo rungtynių, kurie kilo nuo suolo ir smagu taip išeiti į langus ir ką, dabar keli žaidėjai nusipelno to poilsio, tai yra Walkeris ir Lukošius, o kiti 8 važiuoja į 4 skirtingas rinktinės, tai toks mūsų tas langas, o jaunimas jie sportuoja su antra komanda. Ir manau, kažkiek gal ne tik, kaip ir minėjot, startinio penketo žaidėjų ir atsarginių, bet ir turbūt trenerio štabo nusitikimas, nes kaip ten 4 kėliny beros dar peržiūra Kajos Briunkės 5 pražangos, taip pat kiekvienas momentas svarbus. Trenerių štabas žino, kad artėjo laisvos kelios dienos, tai norim padaryti darbą ramiai iki pat galo ir tada kažkiek pasilsėt. Džiaugiuosi iš vis aplamai per pirmus 3 mėnesius tikrai susilipdėm su nauju štabu ir jau tas automatiškumas pas mus gaunasi ir tikrai reikia pagirti, kad viskas kol kas tikrai su jais einasi gerai, o paskui aišku, visos svarbiausios kovos yra prieš akis ir ką, svarbiausia, kad visi sveiki išliktume po langų.